senelis ten parodė tokį seną radijo imtuvą, sako, va čia. Radio imtuvas, kuriam nereikia baterijų. Galvoju, nu čia taip tai negali būti, čia turbūt meluoja man senelis. Nu, taip pradėjau domėtis tada, kaip ten iš tikrųjų yra, nu taip ir užsikabinau. Mokyklos laikais aš remontuodavau daiktus, tai būdavo ausinių lizdas, tai būdavo kažkoks, tai, sakykime, grotuvėlis, tai būdavo kažkoks tai kabelis. Tai va tokie darbeliai mane visą laiką kažkur tai vis atrasdavo. Esu Pranas Kuzas, elektros ir elektronikos fakulteto, elektronikos inžinerijos katedros docentas. Aš norėčiau sakyti, kad ne aš pasirinkau, bet mane pasirinko dėstytojo karjerą. Šiuolaikinis dėstymas nebegali būti suprantamas kaip siųstuvas imtuvas. Jeigu dėstytojas tai kaip siųstuvas, studentas imtuvas, bet galinio ryšio, tai taip nebėra. Dėstytojai su studentais bendrauja labai įvairiai. Vieni yra, kaip aš vadinu, poetai tokie matematiniai. Jiems duok lygčių ir jie ten kuisės juose. Kiti duok lituoti ir daryti, bet su lygtim tai nenoriu jų matyti. Dabar atėjo mūsų pirmakursiai. Jie klauso tiek ir teoriją, bet yra bent minimum 2 moduliai elektronikos inžinerijos programai skirti susipažinimui su tuo, kuo yra svarbi elektronikos inžinerija, kas yra tas jų būsimas darbo rezultatas. Tai pas mus iš tikrųjų gauna gana daug. Gali jie ir konstruoti, būna tie semestriniai vadinami projektai, bakalauro irgi toksai projektas būna, leidžiam į laboratorijas patiems eksperimentus daryti. Mes matėme buvusių ir esamų studentų darbus, kurie prasidėjo kaip semestro projektai. Čia testiniai tokie projektai keletas, tai oro taršos matuoklis, kuris montuojamas ant autobusų. Paskui šiluminio naktinio matymo tokie kaip akiniai, tai su termovizinė kamera irgi studentų darbas. PCB eksponavimo įrenginys, tai yra aukštos skyros įrenginys, kuris lazerio pagrindu formuoja PCB takelių piešinį. Kitas įrenginukas buvo tai ADS-B track, taip vadinama sistema, tai būtų orlaivių sekimo sistema. Ir tie įrenginiai, kuriuos mes čia matėme, jie nėra vien tik elektronikos inžinerija, tai yra šalia ir kitos disciplinos, kurioms reikia skirti dėmesio, bet jeigu yra teisingai išstatytas tikslas, jeigu studentas nepraranda susidomėjimo, tai jam pavyksta ir korpusą suprojektuoti, ir sumontuoti, ir suprogramuoti, ir pabandyti, ir ištestuoti, ir tada tos įrenginys tampa gražus, funkcionalus. Dabar tikrai elektronikos pramonė Lietuvoje atsigavusi. Ta pati Teltonika, Kitronas, čia laisvoje zonoje įsikūrė. Daug kas sako tai, kad mūsų studentai susiranda darbą jau 2. arba 3., kai kurie 4. kurse. Tikrai perspektyvi sritis. Paminėkit bet kokią sritį, kur nėra tos elektronikos, aš kaip sviestas ant duonos. Taip, bet kur visur lips. O jeigu yra vidinis interesas, vidinis noras kažką konstruoti, kažką ardyti, kažkuo domėtis, kas yra įrenginiuose viduj, manau, kad elektronikos inžinerija gali tikti tokiems žmonėms. Pažangi technologija yra neatskiriama nuo stebuklo. Tai būkit tais burtininkais stebuklais ir tikrai elektronikos srity tai galėsit kurti stebuklus. Čia mūsų darbas. Studijuok elektroniką Kaune.